Paskutinė diena Dubajui. Nu, iš kur čia pareini, ką parneši? Gerai, čia tai jau kietai. Radau ir... Ta prasme, vis tik daug geriau. Jo, ir tada buvom viešbutį, kur vos ne pusantro gabalo, nu, truputėlį mažiau. Už naktį ir tenais ką gauni. Ir paskui buvom, kur sumokėjom tenais už naktį ten 100 ar ten 150. Ir nokit užskaito, visai smagiai, bet pasiėmėm tokią lovytę. Kainavo 600 gramų, tai kiek, 105 eurų? Jo. Tai gavom už tai laužas dega, bet pasiskitus irgi lauželiai. Realiai faina. Sveiki. Mano galė. Žiūrėkit, kaip Paulina atrodo. Nu, pėsi. Atsiprašom. Va. Kaip mašina tau nupirkau mažytę. Ačiū, Nu, bomba. O žiūrėkit mano. Vau, kas tu toks būsi? Nežinau. Tenais iš vaikų skyriaus S dydžio. Aš negaliu, tie ragai kreivi. Ir čia esmė, kad mes atvarėm, pažiūrėkit, čia vyksta vakarėlis iš Salovino. Čia žmonės. Su Ferrariais visokiais. Ferrari gelikai stovi. Panos atvarė su 9,11 kažkokios. Ir aš nusipirkau šitą už $1. Paulina irgi, nežinau, ten centai kainuoja. Ir, nu, jausmas keistas, bet toksai, nieks mūsų nepažįsta, vėliau koks skirtumas. Svarbiausia, smagiai laiką. Gerai, važiavom į Jumeirah Beach 2, man atrodo, nes yra 1 ir 2. Tai irgi po 20 važinėjimo ieškojome vietos. Man atrodo, tiesą pasakius, su taksu čia jaučiu daug paprasčiau viskas. Bet Dubajui reikia tikrai nuspręsti, ko tu nori ir ten nuspręsti toje vietoje apsigyventi. Nes atrodo gal kelio 20 minučių. Ten rašo 8 km važiuoti, bet vis tiek ir trafikas, ir susideda mažos smulkmenos. Taip. Va, Jumeirah Beach 2. Nu, iš kur čia pareini, ką parneši? Jo, kas smagu, kad čia pristato netgi maistą į beachą. Tik reikia nueiti iki privažiavimo, iki parkingo. Tai visai cool. Užsisakėm čia shrimp bowl, tai krevetas su pupelėmis ir ten ryžiais ir guacamole, man atrodo. Ko, extra shrimps? Jo. Aha. Tai tavo lašiša. Gam dovanų popcorn. Wow, jei. Žiūrėk. Šitas visai neblogai atrodo. Nu, dar paėmiau tada chicken wrapą. Cool. Gerai, en greičiau valgyti. Gerai, taigi mes esam čia. Ir vienas įspūdingiausių ir populiariausių muziejų pasaulyje yra Museum of Future. Jo, pasiteiksime vadinam. Šaunuolis. Gerai, va čia įėjimas. Ir mes nusipirkom bilietus 5 dienas prieš, nes dažniausiai čia būna bilietai net nupirkti. Va čia įėjimam. Būna netgi savaitę 2 į priekį, todėl nusipirkti geriau bilietus iš anksto. Ir taip pat mes turime bilietus pionieriaus bilietai, tai jie kainavo po 100 eurų žmogui. O šiaip 5 eurų paprastai. Jo, tai mes pirkom šitos brangesnius, nes nebeliko tų paprastų, pigesnių bilietų. Dėl to buvom priversti pirkti brangesnį, bet kaip matote, čia visi žmonės, o čia, kur aš, stovi šitoj didelė eilėj ir jie lauks, o mes iškart mus čia tiesiai leis pirmus. Tai kol kas, fainas jausmas jausis ypatingu,
Bet taip pat nedarykite mūsų klaidos ir užsibukinkite bent jau savaitę prieš arba 2. O taip tai čia fainai atrodo. Nu va, ir ten tų žmonių už mūsų net neįleidinėja, tai ten apie laukimas nuo pusvalandžio iki 40 minučių, o mes palaukime 2 minutės. Čia gausime kažkokią special prezentaciją, sakė. Čia mes laukime. Bro, pokoknya kontar bawah. Oh, future aja. Manau, Čia, kažin, mums vieniem kujovo, ar... nežinau, atrodo, kitiems žmonėms čia labai įdomu mojuoti kažkokį ekraną ir save matyti. Sąžinau, pažiūrėjai, 10 sekundžių ir užtenka, ne? Manau, jau galime eiti. Jo, labai užkliusia, kad kaip ir tose Ferrari muziejui, ten laukt. Čia irgi laukt, vardo varytum. Artists around the world. My intelligence refuses this building. Na, iš ten atėjom į kažkokį didelį liftą ir mes dabar kelsimės į 2071 metus. Taip. Padaryk, ką padariau. You can navigate. Once you see the one you like, you press apply, then you Okay, can hear perfect. Kokį man išsirinkti? Bio, aš būsiu bio inžinierius, raumenis padarysiu, kad visiems augtų nuo tablečių. Ne? Bet dar yra... Culture Factory, pau. Navigate through the screen to select the mission you want to apply for. And once you press apply, you see yourself on the page. Space Colony, aš būsiu atsakingas, kad žmonės daugintųsi ir mes turėtume pakankamai didelę populiaciją, padarysime gymą, ar kad gymai būtų pilni žmonių. Bet ne, dar, pažiūrėjom, dar, kas dar? Food, jo! Žiūrėjau, aš būsiu atsakingas ir už maistą, ir water, ir dauginimąsi. Gerai, tinka. Labai žiūrėjom, dabar čia atsirasiu. Oh yeah, let's fucking go. Welcome back to Earth, everyone. I hope you all had a safe flight. Now it's time to go to the next part of the journey, which is the HEAL Institute. Nu šiaip, Tas muziejus visas daug gražesnis negu čia, ką Jo. galima pamatyti. jo, tai čionais yra numatyta, kaip Dubajus atrodys 71 metais. Nu gerai, čia tai jau kietai. Radau save. Paulina, radau save. O, radau tave. Tu pelytė? Ne, aš tai norėčiau būti meška. Gal tu esi meška? Nu, tikrai įspūdingai atrodo, pažiūrėkit, va čionais turim skorpioną. And using the HEAL geoscope supported by OSS Hub. Jo, va, su Paulina šnekam, truputėlį skėrė, kad šis viskas eina link tokio dirbtinio visos gyvybės palaikymo.
Tai vien tik ir dabar, kiek daug tyrimų ir rasta tiek pas vyrus, ypač pas vyrus, sėklidėse belenkiek daug plastiko ir kad pastebėta, ir pastebėta, kad labai stipriai įtakoja ir vaisingumą ir kad vos ne mažėja lytiniai organai procentaliai. Tai mintis yra, kad laiko tik klausimas, kada iš viso žmonės nebegalės daugiau daugintis. Tai čia viena iš tokių teorijų, kiek esu skaitęs ir domėjęsis. Lift your hands a little higher. So this will be a toner. Once it goes around, you hold that. You're going to stand behind each other, forming 3 lines. You've got my line. Okay, perfect. Gongo terapija. So you can come forward. Yeah. So for the ones who are coming now, Now stop and smell the same speaker. Smell it. Negalima. Čia matot, ant senelės yra parašyta please make a wish. Kaip manai, Paulina, koks mano noras? Gauti pro kortą. Gerai, tai galvoju. Aš? Gerai. Daugiau galios, roboto kojos tau padės aukščiau pašokti, greičiau nubėgti. Ir viskas pasikeis netgi jau po 10 metų. Va, viskas. Šiandien matome kavos dar aparatą visai kietą tokį, kai robotas paruošė. Tai užtrukom 1,5 valandos, įdomi patirtis, manau tikrai, kas nesat buvę, įdomu tai pamatyti. Bet 100 eurų nemokėkit. Pirkit Jo, tai tikrai 100 eurų visiškai nėra verta, tai tiesiog 20 minučių galbūt anksčiau įeisit, bet visur kitur su žmonių grupė vis tiek jūs judėsit ir eisit per visas šitos 4 aukštus ir skirtingas yra tas visas temas. Galima net galbūt susakyti, kad pablokime. Noriu į Meksiką. Jo, nes mes tokie neperseniausiai apie Meksikoje buvom ir gal dėl to čia toks tas palyginimas, nes Meksikoje bičiai kosminiai, vanduo žydras, gyvūnų pilna, vaisiai švieži, tada kainos, pasakyčiau, tikrai, panašiai, visai brangu Meksikoje. Kai kur yra tikrai pigiau, bet žiūrint irgi paieškai taip pat. Vis tik ant tos jūros gėrybių, žuvų, pilna visko. Ta prasme vis tik daug geriau. Jo, ir tada buvom viešbutį, kur vos ne 1,5 gabalo, truputėlį mažiau, už naktį ir tenais ką gauni ir paskui buvom, kur sumokėjom tenais už naktį ten 100 ar ten 150 ir ką tu į tai gauni ir kas įeina. Tai Okay, and what about non-alcoholic options? Non-alcoholic, we can give the mojito and we can give the decor is 6 glasses, we can make 1 jog. Okay, and what about like iced coffee? Iced coffee? Yeah. We have iced latte. Žinokit, užskaitau visai smagiai, bet pasiėmėm tokią lovytę, kainavo 600 gramų, tai kiek, 105 eurų? Jo. Tai gavom už tai vyno butelį, kurį pasiėmėm išsinešimą. Jo, tiesiog dabar nenorim gerti, nes varysim sportuoti. Ir pasideginom smagiai, tai čia aplinka, sakyčiau, faina. Nežinau, kaip tu galvoji, Paulina? Fainai, bet byčas tikrai galėtų būti gražesnis ir nežinau, man tai iš tokią kainą norėtųsi daugiau kažko. Dubajus, dabar kiek su žmonėm kalbėjau, tai 2 metai atgal truputėlį buvo gerokai pigiau ir tu gauni už tą kainą. Iš tikrųjų gauni, wow, kiek sumoka. Tai dabar, kadangi tikrai daug rusakalbių ir daug visokiausių žmonių subėgo čia,
tai automatiškai visur kainos tikrai jaučiasi, net kartais moki už tai ir negauni ko tu, nu, už tą, ko sumokėjai. Nu jo, nes 105 eurų ir čia tik viena diena, o jeigu varytume kiekvieną dieną degintis, tai, žinai, tada žiauriai brangu. Viską turime. Gerai. Chicken, su papildomu chicken, bet kažko padaženiai. Su guacamole, beansai ir ryžiai. Ir dar papildomą ryžių pasiėmiau, o Paulina pasiėmė truputėlį sūrio ir krevečių. Sūrio ir krevečių. Bet atrodo lieva irgi kažkam padažė. O kažkaip, bet prašėm be padažo, bet... Nu, bet nieko. Bet vis tiek visai cool, kad pristatė tiesiai vėl mums į beachą, sėdom mašiną, pravalysim. Skanaus. Ačiū. Sveiki, čia mes ir vėl ir dabar einam į Sky View Observation. Tai čia labai aukštas pastatas, kuriame yra čiuožykla permatomom grindim. Taip? Ką čia darai? Jo, atsirišu papus. Hello. Kai dar Burkalio paėmė, keisim už tais nuo liftų pasivažinė. Bet tikrai skėlė, ne? Man širdis jums stoja lūkui. Aš prisiščiaukus. Jeigu smirda, žinokit, kad O ne nuo 100 kilogramų kultūristo. Vis tiek žmonės laus, kad čia aš apie perdžiau netu. Kaip Burkalifa. Čia gražu. Tas vanduo koks gražus, ne? Nu, baseino vanduo gražus, taip. Eisim, mame. Aš kaip bijočiau. Nu, va, ten kažkaip vos nepasileidi ir pažiūri į apačią. Skėlė, pažiūrė. Jiem įdomu tik tai džymas. Rūsno džymas, to gal nieko parių neveikia. Ir mes rytoj kilsime Burkalifą viršų? Na, Ten dar eik tu, aukščiau. aš gal net nenoriu, žinau, man gal užtenka. Žiūrėk, kaip aukštai, ant kiek dar Aš aukščiau. nenoriu, man užtenka, čia labai gerai. Einu aš pro grindis kiauras. Ne, palik manęs. Einu. Aš bijau. Čia kaip ir Final Destination 5, ten atsimeni visi šokai, ten šoks ir tada nukrenta kapeiką ir jis kyla. Atsimenat Final Destination, kaip jis buvo? Jeigu nematėt, pažiūrėkit, žiauriai geras, Tai dabar paskutinė dalis. man iš kišenės iškris 2 eurai. Look at the egg. Nežinau. Eik tu šiaip. My God. Aš negaliu žiūrėti, man pasakyk, ką daryti. Ten manęs žmonės užlieka. Aš bijau. Jau, gerai. Знаешь, кошмары с собой. Nu, tai. Ej, tu savo. Dabar tu. Aš? Jo. Da. Baisu. Okay. Oh yeah, now it's good. Yeah. Try to arch your upper back. So put your chin on chest. Chin on chest. Okay. No, not like this. Arch the other way. Like this. Yes. Okay. Now pull with legs. Only legs. Tu tą koją nuleidai kitą. Yeah. Chin on chest. Chin on chest. Come on.
Labas rytas, dabar esam lifte. Dabar yra po 5, gal 30 kažkiek ryto ir važiuojam į Burj Khalifą, nes kad pamatyti, kaip saulė kyla ir paskaitėm, kad ten būna labai daug žmonių, eilės po kelias valandas. Todėl nusprendėme truputėlį anksčiau ir taip romantiškai pamatyti mūsų saulutę ryte. Žodžiu, taip, jo, atsikėlėm prieš 20 minučių. Aš? Taip. Aš jau? Ypatinga, taip. Aš kaip tik labai neypatinga, nes aš niekam neįdomu, nes vyrai net manęs nemato, mato tik tave. Kaip, kur palaukčiam, kur mano įrankė padavė, tau uždėjo, ne? Jo. Jo. Aš apšė turėčiau jos kaip niekas. Kažkaip jo, tokiose šalyse kultūristai turi privilegiją didelę. Nesuprasti, ar tiesiog jėgėjusi, ar kas. Ar būna dažnai kokie indusai. Ką indusai, vis tai traišku. Jo, kad pagrindiniai klausimai, kuriuos aš čia gaunu. How many years? How many centimeters? How many kilos? Jo, ir turiu suprast. Apie kokius čia centimetrus, aišku, nuo rankos. Dažniausiai klausia. Dažniausiai. Bet jo, raumenį, nes jeigu raumenų turi, tai tikrai tave žmonės elgsis su pagarba labiau. Tikrai pagarba rodys. O jo, aš turiu nepakankamai, tai su manim nesielgia su pagarba. Jo, bet kaip ir Paulina minėjo, net ir mano ranką paims, man uždės gražiai ant rankos apyrankę. Paulina tiesiog numes. Padavai užsidėti. O, ir ten uždėdė viską gražiai, what the fuck. Net ir va dabar, ką tik iki startūroje buvom, tai iškart į mane dėmesį. Wow, o bodybuilder. Praktiškai atrodo, kad tu vienas visur eini. Ne. Visa prezentacija 160 aukštų. Oho. Įdomu, kuriame aukšte vakar buvom, tu atsimeni? Nelabai. Taip įdomu palyginimai būtų. Nors kai 102 kažkelintas, bet... Kiek čia aukštų sakiau, aš ką tik nebeatsimenu. Nežinau. Nusikėlęs ir ankstyvedęs nesigailėsi. Na, tai čia vien tik stovi visi šitie, tai jaučiu čia belenkiek žmonių būna, nes mes komentarus pasiskaitėm, kad būna žmonės ten pasipiktinę rašo, kad vos net po 3 valandas turėjo laukti. Aukštus. 102 metų, bet kaip greit kyla, ne? Jo, bet tik per minutę pakyla iki ten to 130 ar 60. Crazy. Direction will go to level 124 in 60 seconds. Have a nice day. Thank you. Wow, sunrise. You can start from this side. So you'll have 2 levels to visit. You can use the staircase in between. You want to go one level have the stairs from there. Vis tiek daug žmonių, ne? Look at the traffic. Okay, čia visi taip gražiai sustavė telefonus. Čia vadinasi, aš dalyvauju.
negalima dirbti. Galima? Palauk. Taip yra. Eisiu žiūrėk. Sigandai? Ir dar pamiršau paminėti, jo greite iki kelintos valandos, neatsimeni. Esmė, kad... Ne, iki 7 gal ten kokių biškį viena kaina, paskui biškį brangesnė, o po pietų jau dar brangiau. Tai vos mes kiek žiūrėjom, vos net dvigubai, ne? Ryte kaina čia nes papult yra... Nu, beveik 100 šiam ar 107, o vakare 2 šiam. Tai šiaip... 100 skiriasi jo. Jo, ir mažiau žmonių, ir va greit atėjom, pabūnom ir šiam, negu ten laukti eilėse, nes vien tik čia jau renkasi pilna žmonių ir jau sudėva šituos, stoti eilę, nusileis netgi. Nu ir atvažiavom be kamščių nieko. Na, tai visai šiaip tavo gerai idėja atėjo. Ačiū. Nors atsikelt, bet gerai. Ir užsisakei vandens, kodėl tu apgavikė nieko nesakėjai? Tu jaustumės kalta, kad nepasakai ką paimti. Tu juokauju, tai aš tau vardinau, aš visada pasakau ir visada padarau valgyti ir aš jaučiuosi kalta. Gerai, supratau. Šiandien tokia mano užduotis. Visko paėmė. Jėga. Revižu paėmė. Mes atėjom į kačių kavinę. Dubajaus versija. Kačiukai pasipuošęs laukia mūsų. Lukai, jisai nori priimti užsakymą. Greičiau, jis laukia. Sakė, neturi visos dienos. Ir Balenciaga batus dienos. Šiaip užsidėjau. Nauja kolekcija. Katė, koks tu gražus, tu pažiūrėk, koks mielas, o Dieve. Gražuolis, žiūrėk, iš karto mane laižo. O Dieve, koks tu kiutalas. Kiutalas. Tu draugiškas namai, jo. Laukia, kol kas ateis ir po... Žiūrėk šitą, what the fuck. O Dieve, aš negaliu, kokie kiutaliukai. Kiutaliukai. Bugi. Jie pametė man ant kojų. Plėšrūnų. Čia kažką labai skanaus duoda. Kažką tokių baltų. Atrodo, ir aš valgyčiau. Šitas turi katę. Šitas tai stovi. Oi. Faina? Kėdė? Žiūrėk. Jėvė. Morkinai? Kam dar to? Tu jau nefilmuoji? Gal tiesiog pročia užlipt, ar turiu visą tą kelią? Turiu visą prakelį. Žodžiu, uždarytas beachas, tvarko ir turim palaukti pusvalandį. Tai kol įleis mus, einam į vaikų žaidimo aikštelę, palauk čia prie pat ant saulės. Ir Paulina sakė, atsiguls iš tą laivą ir pasidegins. Tai, kad ten patektų, jinai jo. Ir čia mūsų paskutinė diena Dubajuje, tai Paulina nori saulės gauti, nes Lietuvoje yra nuostabus oras. Tau pavyks? Tai gerai, ką dabar? Bet suargiai tik tai. Oho. Aš tai nepraeičiau. Ne. Ką valgysim? Blynus su šokoladu. Tai kaip čia taip, tu valgai su šokoladu? Ir blynus? Mes kaip kepėm ir... Ką reiškia mes kepėm? Aš tai paskiau receptą. Tai bent tiek pripažink. Nu tai gerai, bet tai tu nekepi, tu iš vis miegi, kol aš kepu. Ir dirbu. Bet miegi dažniausiai. Ir dirbu. Na gerai, tai dirbi. Tai paskiau receptą Paulina ir Paulina padarė, tai kai blyną įdedi į keptuvę, tada paėmė juodą mažą gabaliuką juodojo šokolado
Ir Juodą mažą juodojo šokoladą. Mažą gabaliuką. Kuo juodesnis, tuo geriau. Ir that's what she said. ir tą šokolado gabaliuką su pirštu įkiši. Nu, su kokiu pirštu? Nu, aš tai su pirštu įkišu. Įkišius, that's what she said. Su pirštu įkišu tiesiog į tešlą, kai būna jau receptas. Ir tada, kai valgai atsikandi, būna šokolado gabaliukas įdaras. Parodom. Parodom. Nu. Pademonstruokite. O. Matote? Nu, biškį. Nu, jau nukandai. Nes toks tikrai mažiukas. Dar. Dar vieną. Pirmas nepavyko, bandymas nariu 2. Skanas? Va. Jo. Yeah. Taip. Dar pamiršau paminėti. Tai yra receptas be blenderio. Nereikia turėti blenderį. Tai gali papasakot, kaip darai? Jo. Arba kaip reikėtų daryti? Aš parduodu žmonėm receptą ir žmonės gamina. Na, tau pardaviau. Taip, paimam. Sutrinu 2 bananus šakutę, tada įberiu avižų kokius 200, užpilu verdančių vandeniu, išmaišau, įmušu... Jo, bet verdančių vandeniu ant tų avižų ir maišyti, kad jos biškelį pabrinktų, nes jeigu bus be verdančio vandens, jis bus labai sausas kaip smėlis ir bus tiesiog kaip duona valgysi. Tai esmė, kad blynas būtų minkštas ir purus ir skanus, taip lyg būtų keptas nesveikuoju būdu, nes tada, kai mama kepa, būna skanu. Tai kad toks efektas nebūtų kaip duona, nes aš tikiu, kad jūs tikrai bandėt tokius daryti. Įdedat spėjų avižos ir įdedat proteiną ir išsikepat. Ir jis būna tikrai sausas kaip plyta. Tai ko to nebūtų, esmė užpilti verdančių vandeniu ir maišyti ir palaukti, kad išbrinktų biškelį. Jo, ir mes čia dėjom tas avižas stambes. Jo, nes tada, esmė, kad buvo blenderis čianais Airbnb, bet jis sugedęs. Tai pasakiau šitą Paulinai receptą ir padarėm tiesiog į bliūdą, be blenderio susimaišom 2 trinti bananai, su šakutė avižos, kiaušiniai, viską sumalėm ir dar įdėjom... Sumalėm ir įdėjom fiberio, tai skaidilos, o skaidilos viską suriša, tą masę sukabina. Ir išpučia. Ir tada gauna dar skaidulų, kas yra sveika, ir tada tas blynas dar labiau pūstas ir daug skanesnis. Ir dar skaniau, nes ten su braškim. Jo. Tai incentfits.com. Ir net aliejaus nereikia kepant. Nu ir dar aišku, tos skaidilos padės, kam yra problemų su tušinimusi. Tai padės labiau tušnintis, tai Tau padeda? Žarnyno veiklai labai gerai. Jo, važiuoju šokoladas dar. Yeah. Ir aišku, šokoladas yra 85% tam, kad būtų ir naudos iš kakavos. Reguliuot cukraus lygį. Paskutinė diena Dubajui. Išpildėm Paulinos svajonę pasidegint. Praleidom pusdienį prie byčo. Galvojau, išprotėsiu, nieko neveikti. Manau, vyra, jūs puikiai suprantat mane, ką tai reiškia. Žinau, nieko neveikimo, bet kartais turim pasiaukoti, taip? Gerai, viskas, dabar važiuoju. Na taip, ir Paulina pasiaukojo, dėl manęs važiuodama į džimus ir ten būt po 3-4 valandas. Tai dabar planas viskas yra važiuoti į dykumą, varom dykumoje išgert kavos, yra kažkokia kavinė žiauriai faina, tada važiuosim į molą lauktuvių nupirkti draugam. Ir da paskutinį workoutą Dubajui. Tada anksti ryte išskrendam. O, smekta. Važiavome į dykumą, pažiūrėkit, čia atrodo viskas kietai. Ačiū, kad atidarai galą. Nos ir dabar pademonstruosim driftą. Nereikia. Jau vos nepirtom. Klausim, čia atvažiuojant gerai statom. Kur mašina čia, taip? Jo, tinka. Nu čia žiūrėkit, pražiūrėt. Jo, ir greičiau bėgam fotkintis, nes turėjom sutikti saulėlydį, bet jau viskas pavėlavom. Saulė nusileido. Viena. Marškinius dar turi persirengti išvirkšti. Stilistas mūsų. Tai tapkių dabar neužsidėjai. Vasaros. Nu gerai. Vaikė, taip, ne? Jo. Jo, aš gal man be tapkių reikėjo eiti. Nes bus visos murzdės.
faina, žiauriai. This side. Šalčiu. This one. Yeah, perfect, thank you. Gaila, kad čia nelabai jūs matote visai tamsu, bet čia tiek faina. Kavos pasiėmėm, laužas dega, bet pas visus kitus irgi lauželiai. Faina.